Labą dieną, graži diena, kad papasakoti apie grožį. Gruodžio pradžioj Beauty Bar buvau paskelbus postą, kad laukiu jūsų klausimų apie dominančią jūs grožio temą, kažką, ką jūs nemokat padaryti, kad aš jums patarčiau. Klausimų sulaukiau nemažai, ačiū jums labai uždėmesį, ačiū jums, kad jūs mane skaitot, kad jūs mane matot, kad komentuojat darbus, kad jūs juos žiūrit, nes būtent dėl jūsų visą tai ir yra daroma. Žadėjau atsakyti klausimus iki naujųjų metų, bet iki naujųjų metų buvo labai daug darbo, buvo daug seminarų, buvo daug klientų. Dabar pagaliau atsirado laisvesnė dienelė, kada aš jums galiu papasakoti apie vieną, kaip supratau, labiausiai dominti visus klausimą, kaip išsirinkti savo gerą krempudros spalvytę. Klausimų buvo daug, buvo skirtingų, bet kažkodėl būtent šitas klausimas buvo besikartojantis ir aš nusprendžiau, kad tikriausiai nuo jo ir pradėsiu. Jeigu klausimų ateityje bus daugiau, galėsim ateityje padaryti daugiau video pamokėlių ar kažkokio patarimų ir panašiai, priklauso nuo to, kiek jums tai bus įdomu. Realiai labai norėtųsi, kad kiekviena mergaitė išmoktų gražiai pasidažyti, kad kiekviena moteris atrodytų taip, kaip jinai nusipelnė atrodyti. Tai yra gražiai, nes kiekviena moteris tikrai yra nusipelnus atrodyti tobulai. Kiekviena moteris gali taip atrodyti. Nėra negražių moterų, yra tiesiog moterų, kurios tingi. Ir tiek. Aplamai kiekvienas žmogus turi savo trūkumų, savo kažkokių privalumų ir kas svarbiausia, kas liečia makiažą, mums labai svarbu jo pagalba. Tik tai šiek tiek pabrėžti tos privalumus ir trupučiuką paslėpti trūkumus, bet nepadaryti iš savęs kito žmogaus. Informacijos yra be galo daug, man jos labai negaila ir jeigu buvot mano seminaruose, tikrai stengiuosi atiduoti viską, ką žinau. Tai irgi bus absoliučiai kaip ir mano seminarai, tiesiog rašykite ir aš atsakysiu. Tikrai bus su namo video, bus daug daugiau. Šiandien pasakoju grynai labai trumpą pamokėlę, kaip išsirinkti savo tinkančią spalvą. Prieš tai Beauty Bare savo Facebook'o puslapį visada patarimus paveiksluodavau ir jie buvo kaip nuotraukos ir reikėjo labai daug skaityti. Dabar, kadangi video, gal jums bus lengviau visą tai suprasti. Taip. Ir dabar, dažniausiai pasitaikančios spalvytės, ką jūs galite pamatyti mūsų parduotuvėse, tai yra 3 pagrindinės. Tai yra pilka, nežinau kiek čia matysis, ne pilka spalvytė, krempudros. Tai yra rausva, šiek tiek rausvesnė, aišku, čia nesimato, bet kai jos bus šalia, tikrai matos, kad iš kairės yra tikrai rausvesnė. Ir gelsvesnė. Jeigu mes laikysim visas 3 šalia, mes tikrai matysim skirtumą. Čia yra 3 skirtingų firmų pas mane krempudros, bet realiai dažniausiai tos pačios firmos irgi turi skirtingų atspalvių, kad tiktų kiekvienam klientui ir kad pasirinktų tą firmą kuo daugiau žmonių. Lietuvoje dažniausiai pasitaikančios spalvos yra pilka ir gelsva. Net, sakyčiau, 70% yra gelsvų odų, čia kaip mano, ir lygiai 30% tai yra moteris, vyrai su pilkšva oda. Su rausva būna labai retai, gal tai labiau ne mūsų Pabaltijos šalim. Dabar kaip išsirinkti, mes ateiname parduotuvę, mes nesuprantam, kokia tai mūsų oda, pasiemam 3 skirtingus atspalvius ir išbandom ant savęs. Niekada nepirkit krempudros, bet kokios kitos grožio prekės, kažkokios priemonės dėl to, kad labai gražiai atrodo ant draugės, reiškia labai gerai atrodys ant manęs ir man tiks ir panašiai. Ne, netiks ir neatrodys. Aišku, gali būti, jeigu jūs vienodai tipo su savo draugė, visiškai identiškas, tai tada galbūt tiks, bet šiaip tai ir labai retas atvejas. Dėl to geriau viską išbandyti ant savęs, tiesiog į parduotuviai, leisti pabūti tai krempudrai ant jūsų odos, pavaikščiokit kokią dieną ir vakariausiai jau suprasit, ar tai yra jūsų priemonė ar ne. Jeigu jūs nupirksit, tai išleisit daug pinigų ir paskui teks išmesti, nes pas jūs pradės pleiskanuoti odą, paraus, bus alergija, negražiai atrodys, pabrėž visas poras ir panašiai. Iš tikrųjų, kad savo atrasti tinkančią firmą, tiesiog prieš tai reikia išbandyti jų labai daug, kad suprasti, kuri tinka būtent jums. Super fainai, jeigu jums pasisekė ir jūs supratot tai iš karto, bet dažniausiai tai nutinka šiek tiek vėliau. Mes atėjome parduotuvę, pamatėm tas 3 skirtingas spalvytes, išsirinkom savo plius minus tinkantį atspalvį, realiai pagal atspalvį, tai jūs jau tikrai suprasit, ar jums reikia šviesesnės, tamsesnės, dažniausiai tai 2 ar 3 numeriukas, čia mūsų einamiausias lietuvaičių spalvytės. Nei per tamsi, nei per daug šviesi. Ir kad suprasti, kurios būtent jums spalvytės reikia, mes paimsim pilkšvesnę, uždėsim čia. Aš paėmiau šiek tiek šviesesnės, kad jūs matytumėt skirtumą. Paėmiau gelsvesnę ir rausvesnė. Ta spalva, kuri labiausiai susilies su jūsų oda ir bus jūsų spalva, kuri tinka būtent jums. Kaip matot ant manęs, susiliejo geltonas atspalvis. Dėl to, kad tai yra mano odos spalva. Paskui jūs galite viską nuvalyti ir nudažyti savo veiduką pilnai jūsų spalvytę. Jeigu uždažėte krempudrą ir matot, kad atrodo kaip ir parinkot savo spalvytę, bet kažkaip nesusiliejo su oda ir panašiai, jūs tiesiog leiskite jai pabūti ant jūsų odos, nes su laiku
gal praeis kokius 10 minučių, būna krem pudras, kuris tikrai prisitaiko prie odos. Ir kartais net atrodo, kad iš vis ant veido lyg nieko nėra, bet pas jūs gali būti pridėtas labai storas sluoksnis. Ypač jeigu jūs dar komfortiškai su juo jaučiatės, reiškia, kad jūs išsirinkot būtent savo priemonę. Tikiuosi dėl spalvyčių viskas aišku, spalvos intensyvumą jūs pasirinkat vėlgi pagal save. Kodėl mes visada bandom ant šitos vietos, nes tikslas krem pudros yra sulyginti jūsų veiduką su kaklu. Dažniausiai tenka veidą pašviesinti, nes veidas natūraliai yra tamsesnis, kadangi jis yra arčiau saulės, atsiranda kažkokių paraudimų ir panašiai, net jeigu mes neįdegam, vis tiek veidukas visada yra veikiamas kažkokių išorinių veiksmų. Kai tenka pašviesinti, atrodo, kad aš super šviesi, bet realiai užtat tai yra gražu ir nesimato, kad jūs kažką pridėjot ne taip. Ir yra labai negražiai, kai mergaitės prideda savo rūdą, krem pudrą ar ten Egipto žemę ar kažką, o čia šviečia baltaunė. Nes tokiu atveju reikėtų tamsinti ir kakliuką, ir rankas, kad nesimatytų niekur, kad iš tikrųjų tai nėra jūsų odos spalva. Tad išsirinkit savo gražiausią, būtent jums tinkančią priemonę. Būkit gražios, nepakartojamos, rūpinkitės savimi, mylėkit, būkit mylimos, būtinai parašykit, kaip jums sekėsi. Gal kažką pakomentuosit, kad kažkas nesigavo, tai patarsiu, gal sukursiu dar vieną video, nes būtent jeigu turėsiu kažkokį grįžtamą ryšį, tik taip suprasiu, kad iš tikrųjų mane matėt ir kad tai yra naudinga. Visas bučioju apkabinu ir iki mielo.